Nukreip savo dėmesį nuo kitų. Išeik iš socialinių, jeigu taip jau negerai yra, ne? Jeigu tu nežinai, kad ten irgi didžioji dalis yra fejkas ir visokie photoshopai, jeigu tu šito nesuvoki ir nesuvoki tai, kad socialiniuose žmonės deda tik tai geriausius savo gyvenimo momentus, praktiškai visi deda, ir kai tu matai, kad tipo, jie visi laimingi, tu pamiršti, kad yra kita dalis jų gyvenimų, kurie nėra taip visiškai laimingi. Tik tai yra nerodoma, tai yra nededama. Ir jeigu to negali suprasti, jeigu savęs negali sustabdyti, tai ko gero, kad geriausias variantas tai yra išeiti iš jų. Iš vis tol, kol sustvarkys galva, tol, kol tu pradėsi žiūrėti, o ką tu darai, o ko tu nori, o kaip tu nori. Ir tu pradėsi matyti, kai tu pradėsi judėti savam gyvenime, kad, aš pati čia galiu, čia mano rezultatai, va, čia kaip faina, turi pats save pradėti girti ir viskas, tiesiog nebežiūrėti kitus, nebežiūrėti, nes tai yra kančia, nes visada bus geriau gyvenančių, visada bus geriau atrodančių, visada bus jaunesnių ir taip toliau ir taip toliau. O tu esi unikalus, kaip ir tas yra unikalus, apie kurį tu žiūri. Ten yra jo gyvenimo kelias, tu turi savo gyvenimo kelią ir tai yra nuostabu.